Susirinkom tam, kad pabendrautume, pasibičiuliautumėm. Patys geriausi bičiuliai mūsų yra Plungės Baltai plojam. Žvejams.lt irgi plojam. Paskui ten yra boson.lt ir reklamuomužėkis.lt irgi ten plojam. O Hot FM praleidžiu, neplojam. Vienu žodžiu, susirinkom tam, kam pasilinksmint. Žvejų parduotuvė Solo. Ai, nu. O tiem labiausiai lėtė daugiausiai prizų davė. Dabar prie rimto reikalą. Padėkojom Linų, nes, nu, be Lino mes kaip be rankų, sakykim, vis tiek apsvarkus. O dabar prie to, ką mes čia padarėm, žinai. Nu, suvažiavom, pasilinksminom, prisigaudėm žuvų ir vienas pagavo pačią didžiausią. Pagal neoficialias svarstyklės, kurios šiaip jau kažką, bet kaip rodo, žinai, įsiaiškinom, kaip kilogramą 300 gramų pagavo toksai Aurims Vareika. O ką? O ką pagavo? Tai karšiuką tokį, ne, toksai, plakės mažas, toks nedidelis, žinai, gali parodyti. Čia Aurimai, žinok, be diplomų mes tau turim, žinai, kaip už didžiausią žuvį dar va. Va, gali diečiai sėdėti iš karto. Nu dėkui. Va, tai. O tavo pradėkim nuo to, ko pradėjom. Žvejojam, gaudėm. Mūsų buvo labai daug, bet 3 yra patys geriausi. 3 vietą pas mumis neoficialiai užėmė Ramunėlis iš Telšių. Ramunėlį ne tik diploms palaubiškai, tai mažulėlį. Ko mes davė? Aportina kas man? Ne. Filmaun, kaip sakytų Žemaitė. Čia 3 vietas. Tai čia, žinau, galvoju, viskas, tu palauk, žinau. Dar ne? Dar ne. Čia yra pašara ant upės. Bet čia reikia nubraukti silver, čia bronzų užrašyti. Čia už 3 vietą. Sveikinu. O kaip ten sako, žvejuoja žmonės ir prisižvėjoja iki 2 vietos, ne? Mažą toką pagavo didžiausią žuvį, ant prisidirba iki 2 vietos, per tą didžiausią. Tai Aurims Vareika užėmė garbingą 2 vietą. Diplomą čia. Palauk, čia galvoju, vis baigęs tas vietas. O tau reikia, galėsi nusipotkinti medaliuką. O čia, žinok, yra irgi silver, bet čia braukt nebereikia. Silver reiškia silver. Čia supratau. Sudavus. Na dabar prie to pačią baisiausią variantą prieinam. Tarantatam, būgnai, Jonai, mušk būgnais. Pirma vieta, diplomas, plūdinė žuklės varžybose, nugalėtojui, Facebook, Žemaitijos draugams ir ne tik. Raimundėlis. Makauskis, dirbo. Prisidėjom. Priехал, заработал, žinai. O ką daryti? Tai čia, kaip sakoma, žinai, taurelė tokia, mažumėlė, kad šampano daugiau tiltų, medalėlis. O kas baisiausiai, žinai, sako, kad iš tikrųjų žvejuoti išeitų, tai va, žinai, darai tu va tokį va, visą rinkinį, žinai. Na, dabar pagal visai, jie turėtų lincent skaityti, žinai, visus daug aš dabar pafilmuosiu, tu gal paskaityk, nes čia mačiau, tu padėkų daug prisirašai. Labai ačiū, kad visi atvažiavote. Nu, kas aišku užsiregistravo, ne visi, bet dauguma, kaip sakant, esat šaunūs draugai. Rėmėjams padėkojom. Jo, ačiū be galo, ačiū ten Plungės baldams, pagrindiniams generaliniams rėmėjams ir puslapio žvejų www.žvejai.lt, Solo parduotuviai, žūklės, Algio patys, kas mažikiečiai žino, bažnyčios 9. 9A. Aišku, radio stotis Hot FM, kaip be jų, kaip be rankų. Ir be kojų. Mano geram bičiuliui ir reklamos. Palauk, aš taip pat, palauk, tai jis įdo, va. Nežinau, nei kaip pavadinti.
Vien žodžiu, Tomukai, ačiū tau irgi labai. Tomukai, labai ačiū tau už viską. Bosan.lt. Tai interjero provokacijos, reklamos, kurios tikrai privilioja daug žmonių ir sukeldamos lengvą tokį šypseną šoką. Manau, taip pavadinti. Nu. Ir paprasčiausiai noriu padėkoti ir visiems padalinti atminimo tokias dovanėlės. Tai padėkas, kad dalyvavot ir atminimo Žemaitijos žvejų ženkliukus. Ačiū jums visiems. Eglė Kančiūtė. Raimondui Makauskui. Pafilmuok tos bušį. Žemaitijų žvejų klaun. А ну наливай, поговорим. Nesupyk, Riuli. Tik nesupyk. To jaunukai. Kaip sak, pergalės. Ne, tai duos, neskubėk, Jonai gausi. Ką pas Neskubėk. mans menka? Jonai, visiems šėlės, gerai? Dabar. Perniko, perniko. Na jau. Pasakė, mes bokals. Gausi, Jonukai, gausi, neskubėk. Pirmos vietos nugalėtas, kiek renkasi pats. Na, Na, pafilmuok. va, Jonukai, Jakubauskui, va. Ačiū, Na, kad dalyvavai. va čia, va, tai pergalė. Nu, nieko. Nu, iki dugno. Nu, dėkui. Dėkui, čia Ir prisimenu. dar, atsiprašau, dar nepaminėjau. Buvo varžybose pats jauniausias žvejys. Jo prizas yra tikrai pas mane namuose. Nu, per kvailą galvą aš užmiršau. Su tėveliu atvažiuosi ir atgausi savo prizą meškerę. Aš supratai, meškerę gausi? Taip. Atsiprašau, kad užmiršau. Ne, sako, kalčiausias tėtė, nes nepaėmė. Ir aš esu. Gintukai, Gintuk šiandien Galiu ateiti į eterį. Reik čia tavęs davo, blemba, taip gerai buvo, dabar visą eterį sutaršį, blemba. Su kakosu visą eterį. Dėkui. Dabar YouTube kepsniai smirdės, blemba. Po barabaną. Prašom. Auksų norėjau. Nu, tai jau. Matėt? Patėva. Stengia, girdi. Stengiaus, blė. Kad žuvis nesistengia. Ačiū, draugam. Ačiū. Viso gero. Važiuokit namo. Ačiū, viso gero. Nereikia. Zuiki, visko gavai, girdi prizą. O ženkliuką turi, kur ženkliuk savo? O, jie sėdi nenumės. Nepames. O neužtenka tau? Garbės raštai, blemba. Tai tu gavai kaip jauniausias žvejys prizą. Nu, tau prizą pas nužės padėlina, pasiimsim, gerai, kitą savaitę. Nu. Meškerį gausi naują. Atinka? Žinai, faktas, jie visiems, ne? Nu, Ir atminimo ženkliukai. bum. Bum. Nu, Jonui irgi dar vieną papildomą. O, cielus du. Nu, kiekvienam dabar. Ne, dabar imsi seks, blemba, žinok, gali da įdurt netyčia. Antras. Aš ilgai negaliu laikyti. Pratrins. Kad tik yra, ne? Jo. Atlinė. Ir už ką? Jums adretas buvo. Linukai, Tesat nebuvo. Ką, reik prisimti, pasakiau. Dėkui, Gintukai, dėkui. čia nuo bangos. Tu tam kabink, mepsų brangiausias. Tegu, kad 100 litrų mepsų. O, ačiū, prezentas. Jo, turiu duoti. Nu, jis, Lilnį savo pasimk vieną. Nuo bangos, ačiū. Nu, Ačiū. Duok vieną. Smagu buvo? dar vieną. Ne, man nereikia. Aš jau galvoju ranką. Pasirinkim teisingai. Na, apsia, užteks, ne? Ačiū. Ačiū Reikia visiems. visur. Nu, išsijung pats.